Tai mes su vaikais išeiname į žygį ir tai stebim aplinką ir jeigu žiūrėt, kiekvienas augalas yra vaistažolė, mes jas ir apkalbam. Kokia tai vaistažolė, nuo ko, kur mes ją pritaikysim, kada geriausia rinkti, ragaujam, skanaujam arbatą su termosais. Kad pažintų augalus, dabar ir grybų pilna, tai grybus, kokie tie grybai. Tai eidami paskui Neringą, kur yra stipri gamtos žinovė, tarsi atnešu tą impulsą, kad visu šituo, ko jie gauna, savotiškai dalintis reikės. Tai apibūdinti tuos medžius, tuos augalus, tai tais meniškais, gražiais apibūdinimais, vadinamais epitetais, kad nusakyti kiekvieną augalą, kurį pažinom. Vaikų buvo noras eiti per pelkę. Tai einant palei upę labai įdomi augalija, labai kaip į džiunglės patenki. Atradimo džiaugsmas, kad aš atradau kelią sausesnį, šlapesnį, praėjau bebrų užtvanką, nesušlapau, perlipau medį. Tokie iššūkiai jiems labai suteikia ir pasitikėjimo savim, ir džiaugsmo, ir noro toliau pažinti tai, ką mes ir skatinam. Tada bet kokią informaciją, kuo mes dalinamės ar apie augalus, jie lengvai įsimena. Ir dar ta patirtis Eugenijos Šimkūnaitės sakmės irgi apie medžius, apie augalus, kurios yra, tai aš jas irgi šį kartą atnešu į šitą maršrutą ir papasakoju vaikams savotiškai tą mitologinę žinią, kad jie irgi išgirstų ir neštųsi toliau. Tai rytoj jau mes grįžę, dar kartą apibendrinsim. Tai aš kaip kalbos mokytoja labai džiaugiuosi jų pastabumu, ką jie įdeda į tas mįsles, kaip jie apibūdina tuos augalus, kad tai irgi ir rašinėlį dar parašo, taip. Paskui tą pažintį su gamta ateina ir kalbos dalykai, ir literatūriniai dalykai.